Labą dieną. Tai šiandieną mes susitikom su Raimundu trečiajam pokalbiui, kurį kartosim iki pat rinkimų ir aptarsim kelis klausimus šiandieną, kaip visada. Pirmas mano klausimas šiandien Raimundai yra toks. Prieš gerus 4 ar 5 metus, dabar jau nepamenu, kada tiksliai Lietuvoje buvo paskelbta iniciatyva, kad mokytojas iki berods 25 metų turi tapti prestižinę profesiją. Na tai to projekto tikslų ir pasiektų rezultatų mes nenagrinėsim, bet iš tikrųjų aš taip pagalvojau, kas iš tikrųjų yra prestižinė profesija Lietuvoje. Ir man atrodo, kad vienareikšmiškas atsakymas, kad prestižinė profesija Lietuvoje yra ekonomistas. Tai mes matom, kad ir mūsų prezidentas yra ekonomistas, ir mūsų premjerė yra ekonomistė, ankstesnė prezidentė taip pat buvo ekonomistė. Ekonomikos specialybė kažkaip suteikia žmonėm patikimumo aurą, išmanimo, viešųjų reikalų išmanimo, apskritai pasaulio išmanimo aurą. Aš noriu tavęs paklausti, tu pats esi ekonomistas, tikriausiai žymiausias Lietuvos ekonomistas ir tikras ekonomistas. Tikras, aš turiu omeny, kad yra daug apsišaukėlių, kurie vadina save ekonomistais ir tai tik tai atspindi, kiek prestižinė yra ta profesija. Žmonės, nebūdami ekonomistais, nori jais būti, ne, tai prisisega savo ekonomisto etiketę, nors niekada ekonomikos bent jau aukštesniam lygiai nestudijavo. Kaip tu manai, kas sąlygoja, kad ekonomistas yra tapęs tikrąją Lietuvos prestižinę profesiją? Gal su humoro gaida šiek tiek. Jeigu naudoti patį tokį labiausiai imperialistinį ekonomikos apibrėžimą, pamatytume, kad šalyje beveik nėra ne ekonomikos. Tas imperialistinis apibrėžimas yra toks, maždaug, tai yra menas, ten mokslas priimt sprendimus. Tai visi priiminėja sprendimus. Reiškias, ir tada visi kaip ir gaunasi ekonomistai, nori ar nenori, turi tą formalų išsilavimą ar ne. Ūkiai priiminėja sprendimus, kaip pajamas paskirstyti. Kokie nors ten kultūrininkai apie kažką šneka, ekonomistai turi tokią cinišką frazę, nesvarbu apie ką kalbama, paprastai turi omeny pinigai. Ten kokie nors, nežinau, roko muzikantai gali sakyti, ne, betgi dainos, tai apie meilę. Ekonomistas atšauto, tai meilė apie ką? Apie pinigus. Tai čia, kaip sakant, gaunasi taip, kad tie ekonomistai, jeigu taip plačiai žiūrėti, tai jie visur tada. Nes ir užsienio reikalų ministerijoje gal sakytų, tai ten tikrai ten diplomatai. Kodėl diplomatai apie ką? Apie tarptautinius ekonominius santykius paprastai. Ne tik sako apie karus irgi, o karai apie ką? Apie ekonomiką dažniausiai. Bet mes sakom, kad žiūrėk, sakom, vertingiausi dalykai, tokie kaip meilė, dažniausiai yra nemokami. Tai kaip čia tie pinigai dabar? Ne, ekonomistai neturi žodžio nemokami. Nes iš nėra nemokamų pusryčių ar pietų? Nes viskas kainuoja, netgi deginimasis po nemokamą saulę jums ėda laiką, kurį jūs galėjot panaudoti kitiems dalykams. Tai tu kalbėjai apie alternatyviasias sąnaudas arba alternatyviuosius kaštus. Šneki kaip ekonomistas, šaunuolis reiškia. Tai žodžiu, tokie reikalai. Bet realiai ekonomistai, čia grįžtant prie rimtesnių dalykų, ekonomistai žiūri, kurios profesijos yra prestižiškiausios arba labiausiai reikalingos, kitaip tariant, per kitą kampą. Nuo ko pradėtų byrėti visuomenė, jeigu ta profesija, tarkim, išeitų streikuoti arba ten išsijungti. Pasirodo, kad naudingiausi žmonės yra tie, kurie išveža šiukšlės iš miestų. Nes užtenka Neapolyje, kokiai nors mafijai padaryti gražų streiką, savo kuruojamą įsiryti šiukšlių išvežimą, viskas, Neapolis po 10 dienų tampa smirdančią kloaką, turistai pradeda juos. Tai mes pražiūrim tos žmonės, kurie kasdien padaro tą tylų darbą, išvalo kažkokias patalpas, kažkokius tualetus galų gale mokyklose, tvarko šiukšlės ir taip. Tai ekonomistai šitoj eilėje būtų labai toli nuo prestižinės profesijos, nuo
tikrai reikalingiausios prestižinė reikalingiausia, turėkime omeny, kad nėra tapatus dalykai. Bet mes kažkaip, sakau, pamirštam tuos, nuo kurių mūsų gyvenimai žymiai labiau priklauso. Ir jeigu ten kokia nors, sakau, išsijungtų ekonomikos analitikai, nieks čia nenumirtų nei savaitę, nei 2, nei mėnesį. Bet tai yra infrastruktūrinės profesijos, be kurių mes staigiai pajustume, kas yra civilizacijos praradimas. Gerai, bet grįžkim vis tiek prie tos prestižo temos. Atsiprašau. Dabar, kaip minėjai tuos kelis pavyzdžius. Muzika apie pinigus, meilė apie pinigus, užsienio politika apie pinigus, viskas apie pinigus. Tai ekonomika kaip ir visų sprendimų centre. Bet taip, jeigu jau taip žiūrim, tai taip yra visame pasaulyje. Bet tikrai visame pasaulyje nėra taip, kad ekonomistai turėtų kažkokią tai ypatingą prestižo aurą. Jie, žinoma, turi... Tapti ekonomistų nėra lengvas dalykas. Aš kai Čikagos universitete mokiausi, tai ten yra garsus ekonomikos fakultetas, reiškia, ten tie profesoriai garsus dėstų, ten vienu metu buvo bene 8 Nobelio laureatai. Ir kai aš kalbėdavausi su savo bičiuliais, kurie rašė ekonomikos disertacijas, tai jie sako, matematika, kurią mes naudojam, yra ta pati matematika, kurią naudoja kvantinės fizikos studijos. Reiškia, fizikai aprašydami kvantinės fizikos reiškinius naudoja tokio sudėtingumo matematiką, kaip ir mes, aprašydami ekonominius reiškinius. Tai čia nėra trivialūs dalykai, čia yra ypatingų sugebėjimų reikalaujantis dalykai ir žinoma, kad bet koks žmogus, kuris įveikia tokius akademinius iššūkius, jisai, yra vertas didelės pagarbos, tai šia prasme ekonomistai yra vertinami visame pasaulyje, bet Lietuvoje yra kažkaip jie ypatingai vertinami. Vat aš noriu prieiti prie to, kaip tu aiškini šitą mūsų ekonomikos prestižą. Tai ta Čikaga yra, taip sakant, velnio irštva šito požiūrį. Tik nieko nepasakyk blogo apie Čikagą. Noriu ir pasakysiu. Tai aš supratot, mano ironija yra, arba jos išvada yra, kad mes pernelyg ekonomizavom iš tikrųjų mūsų gyvenimą. Pernelyg ekonomizavom. Mums tikrai turėtų mažiau, kaip sakant, akcentų būti dedama ant pinigų, ant tokių siaurų ekonominių sprendimų, nes tai gimdo sociopatiją. Mes turim atsigręžti atgal į gamtą, kurią kažkaip pamiršom, ekonomizavom. Turim atsigręžti visuomenės, kurias buvom nurašę kaip dalykus, kurie neegzistuoja. Čia Thatcher taip sakė, kuri labai daug ten mokėsi iš tų Čikagos juokdarių. Tie ekonomistai Thatcher mokėsi iš savo tėvo, kuris buvo krautuvės savininkas. Gerai, palikim Thatcher, kaip sakant, amžinatilsį ramybėj. Tai Čikagos ekonomistai pernelyg matematizavo ekonomiką, visiškai bereikalingai, prieidami iki visiško absurdo, kad neva tai žmonės gyvenimuose sprendžia stochastinių dinaminių lygčių sistemas, bandydami padaryti sprendimus, ko jie aišku nedaro, nes jie tiesiog neturi kognityvinių sugebėjimų tam ir neturi informacijos, kurios reikia tam optimizavimui, kitam kažkokios tikėtinos gyvenimo trukmės pabaigų. Tai aš, kadangi esu neortodoksas, senasis, tai pas mus yra paprasčiau, mes žymiai daugiau, erdvės duodam visuomeniai, mažiau sociopatijos, mažiau tokio šalto išskaičiavimo. Praeitą kartą kalbėjom apie tą netiesioginį būdą būti godžiu. Daryk visuomenę gražesnę, gausi naudos, o ne sam po savim, kaip išeina. Lietuvoje, pavyzdžiui, tas įprasta. Kalbėjom apie elito stoką, apie asociacijas, kurios gina savo skylutes mokesčių sistemą. Gyvenimas pertekliuje už spygliuotos tvoros ir už tamsintų langų. Taip. Mes pernelyg ekonomizavom mūsų gyvenimus ir sakau, ekonomistai, netgi yra tokie tyrimai, kad ekonomistai, kurie pasimoka tos Čikagos ekonomikos, ortodoksinės, mainstreaminės, vyrojančios, kaip jie čia pavadinti, jie tampa didesni tokie sociopatai, nes jie žaidimuose, kur reikia bendrų pastangų, kolektyvinės veiklos,
jie yra nebendradarbiaujantis. Mažiau bendradarbiaujantis negu likę žmonės svoj grupiai, kurie nebaigia ekonomiką. Na, tai va, prie ko mes privedam su atrodytų nekaltų dalykų, ką dėstyti universitetuose. Tai gerai pamastyti, ką dėstyti universitetuose. Na, vienas iš pastebėjimų, kuris nėra mano pastebėjimas, bet yra senas ir man toks atrodo įdomus paaiškinimas, kodėl ekonomistai ir ekonomika apskritai yra laikoma tokia prestižinė. Tai kad daugelis mūsų visuomenės narių, ar ne mūsų kartos žmonių ir vyresnių žmonių, yra studijavę marksizmą. Tai buvo privalomas marksizmo kursas universitetuose, o Marksas, kaip žinia, sako, esmė visų socialinių santykių yra tai, kas turi gamybos priemonės. Gamybos priemonių nuosavybė sukuria visus socialinius santykius, tai esmė yra gamybos priemonių nuosavybė, o visa kita kultūra, politika yra tas vadinamas, tai ką Marksas vadino antstatu, ar ne, kas išplaukia iš tų santykių. Tai va, dabar mes, jeigu kalbamės tarpusavėje apie kažkokias tai idėjas, tai Marksas sakytų, tai viskas, ką mes darom, tai mes ginam savo klasės interesus, nes iš esmės, mes esam tam tikros klasės atstovai ir mes nuo tos klasės niekaip nenutolstam. Tai čia yra tas užslėptas ekonomizmas, ar ne, kad jeigu esmė yra darbo ir kapitalo santykis visame kame, o visa kita yra tik tai išplaukiantis dalykai, tai savaime suprantama, kad reikia rūpintis tuo, kas tuos pamatinius santykius kuria, o tai yra iš esmės ekonominiai santykiai. Kaip tau toks paaiškinimas atrodo, kad iš esmės ekonomikos prestižas Lietuvoje yra savotiškai marksizmo idėjų tąsa, tik tai kitomis formomis? Aš turiu tokią madą, kur man atrodo racionaliai, nevertinti žmonių kaip vientiso kažkokio dalyko. Marksas prišnekėjo daug nesąmonų, bet jis prišnekėjo ir daug teisingų dalykų. Ir jeigu dar mes atsižvelgsime tas aplinkybės ir laikotarpį, kada kas buvo daroma, jo laikus, tą industrializaciją, tos ganėtinai baisias darbo sąlygas ir visus kitus dalykus. Neganėtinai, labai baisias. Tai natūralu, kad atsirado socialinių kritikų tos sistemos, kurios bandė daryti iš to kapitalizmo kažkokį humaniškesnį padarą. Ten koks nors kooperatinis judėjimas, tai Maulansas pradėjo siūlyti tokius, atrodo, irgi iš paviršiaus neapsimokančius dalykus kapitalistui, kaip sukur kažkokią elementarę socialinę apsaugą savo darbuotojams, kažkokius mini darželius, duok jiem pavalgyti, reiškia, jie bus našesni, padarys tau daugiau ir tau tikrai apsimokės šitas dalykas. Tai Marksas irgi gana skeptiškai žiūrėjo, tarkim, gerovės valstybės tas užuomazgas, 19 amžiaus pabaigoje, Bismarckas ir visą kitą, reiškia, kuris ten pradėjo irgi tam pensijų kažkokią sistemą kurti. Tai Marksas sakė, jums neapsigaukit, jums šiek tiek duos, kad jūs nenugalabytumėt tų kapitalistų. Kitaip tariant, gerovės valstybė kaip savisaugos kažkoks mechanizmas kapitalo. Visi, kad tai nenuoširdus suvoktas kažkoks judėjimas, sukurta, kapitalizmą su humanišku veidu, o toks, padaryti kažką, kad nenudobtumėt ir viską. Tai aš Markso, jis turėjo, sakau, labai teisingų dalykų. Tai mano išsakyta mintis nėra Markso kritika. Mano išsakyta mintis yra, kad Markso idėjos yra tiek giliai mūsų sąmonėje, kad jos atsikartoja kitais pavydalais ir vienas iš tų pavydalų yra ekonomistų prestižas. Nes ekonomistai Markso filosofijoje užima centrinę vietą, todėl kad jie aprašinėja tai, kokie yra, taip sakant, nuosavybės santykiai. Tvarkoje, aš galiu priimti šitą prestižo argumentą ta prasme, kad ekonomistai gali labai daug duoti visuomeniai, jeigu jie naudoja teisingas idėjas, apimant ir Markso, kuris rašė apie paklausos stygiaus generuojamas krizės. Koks nors Keynesas pasiėmė
Jisgi ne pats sugalvoja, jis pasimeta iš Markso, Marksas pasimė iš Maltuso ir taip toliau. Nu, tai, sakau, turim atsirinkti geras idėjas tiesiog neutraliai, nes pas mus būdinga, ypač kai sovietmetį čia tą įveikiam, pilt viską lauk, visus Leninus, Bucharinus, Marksus. Ne, mes turim tiesiog pasiieškoti ir kartais tarp 90% nesąmonių tu surasi kažkokį 10% racionalios minties, neutraliai ramiai pasiimti. Ir darykit. Tai žinoma, aš suprantu, kad sunku emociškai priimti žmogų, kuris ateina ir tau Marksą dabar cituojas. Žmonės taip instinktyviai sako, ne, su šitais man čia nepakeliu ir panašiai. Tai va, tai ekonomistas, geras ekonomistas, jis gali labai daug, nes jisai užsiima viešąją politiką, kitaip tariant, nuo jo priklauso Lietuvoje beveik 3 milijonų žmonių gyvenimą. Nes kažkasgi turi daryti makropolitiką, kažkokie ten socialinės politikos pamatus kažkokius kurti, mokesčių tų pačių ir taip. Kas tą darys? Tie, kas turi kažkokius pagrindus išsilavinti. Tai šito požiūriu aš džiaugiuosi, kad aš pats esu ekonomistas, manęs dažnai klausia vaikai ten mokyklos. Tai kas iš to ekonomistų? Sakau, jeigu net ir netapsit ten viešosios politikos vykdytojais, būsit tiesiog geresni rinkėjai, nes geriau suprasit tuos visus melus, kuriuos čia transliuoja visokie neišmanėliai politikai, apie negyvus biudžetus, reiškia, kaip jie duoda pinigų. Šiandien girdėjau per radiją prezidento patarėją. Kur čia duosim tokias pensijas, vaikų išmokas, dar kažką žurnalistė klausė. Tai iš kur, kas šaltinis šitų dalykų? Jis sakė, valstybės biudžetas. Galvoju, nukrisiu, tiesiog bevažiuodamas. Po tiek metų mes turim aukščiausiuose sluoksniuose patarėjus, kurie nesuvokia, kad biudžetas negyvas ir tuos pinigus suneša kažkokie jonai ir perduoda kažkokiem Petram, ar gal net patiems savo, apie ką nekartą kalbėjau. Tai apie tai eina kalba, kad tada racionalūs rinkėjai, šiek mokantis ekonomikos, jie tokius mestų lauk, per sakant, 100 kilometrų jų net nebūtų arti, nei patarėjų vietose, nei jau labiau kažkokių ministrų. Na gerai, pereikim prie neišvengiamos temos, kurią mes nuolat paliečiam, tai yra mokesčių temos. Sakyk, prašau, jeigu taip pažvelgt į Lietuvos mokesčių sąrangą, kurią pats nuosekliai kritikuoji, pagrįstai kritikuoji ir ačiū, kad kritikuoji. Gal dabar ta kritika jau turi galimybių tapti ir viešosios politikos sprendimais. Bet jeigu pasižiūrėtum į Lietuvos mokesčių sistemą, kaip ji yra surėdyta, kokie tavo nuomonė yra, kokias elgsenas skatina šitą mokesčių sistemą? Aš turiu omeny tai, kad, kaip žinia, mokesčių pagrindinė funkcija yra surinkti valstybės biudžetą, tai apie ką tik minėjai, surinkti iš Petro ir paimti į bendrą katilą ir dalį naudos grąžinti Petrui, o dalį Antanui ir Onutei. Tai pagrindinė funkcija yra fiskalinė funkcija, bet neišvengiamai mokesčių sistema kuria paskatas. Paskatų formavimas yra ekonomistų dėmesio centre taip pat, nes ekonomika yra didelė dalim apie tai, kaip žmonės reaguoja į skirtingas paskatas. O mokesčių sistema įklijuoja savyje tam tikras paskatas ir skatina žmonės elgtis vienaip, o ne kitaip. Kitais žodžiais tariant, jeigu mokesčio nebūtų, žmonės elgtųsi vienaip, o dabar, kai mokestis įvestas, pavyzdžiui, kažkoks, tai jie tada elgiasi kitaip. Tai jeigu taip žvelgtum į Lietuvos mokesčių sąrangą, aš suprantu, kad čia labai platus klausimas, bet jeigu tau reikėtų išsakyti pagrindinius dalykus, pagrindinės paskatas ir ypatingai neigiamas paskatas, kurias kuria dabartinė mūsų mokesčių sistema, kaip tu jas įvardini? Dėstau aš apmokestinimo teoriją ir praktiką 4 amžiaus, tai jeigu taip konkrečiau kalbėti, tai yra 5 kriterijai geros mokesčių sistemos. 5. Greitai juos ir perduoti. Pirmas yra taip vadinamas efektyvumas, arba tai, ką tu pats sakai, mokesčių sistema turi bereikalingai neiškraipyti paskatų. Bereikalingai neiškraipyti paskatų. Tai
pirmas kriterijus. Antras kriterijus yra horizontalus teisingumas. Kad, na, beveik tom pačiom socioekonominiam aplinkybėm gyvenantys žmonės turi sumokėti panašiai mokesčių. Kitais žodžiais tariant, jeigu tu uždirbi 1000 ir aš uždirbu 1000, tai mūsų mokesčių našta irgi turėtų būti daug panašiai. Nebent atsiras kažkokių mirtinų argumentų, kodėl taip neturi. Taip. Paprastai jų neatsiranda. Trečias kriterijus yra vertikalus teisingumas. Taip tariant, kad jeigu tau toj gyvenimo loterijai išėjus iš tos garsiosios rolsiškos nežinojimo uždangos, kuo tu būsi, tau pasiseks labiau, tu turi padėti tam, kuriam pasiseks mažiau. Ir dėl to jūs susitartumėt už tos nežinojimo uždangos. Taip susitartumėt, ir būdami racionalūs, nes jūs nežinote, jums seksis ar nesiseks, kuo jūs tam būsit iš tam realiam gyvenimui. Sveikų, nesveikų, juodų, baltų, vyrų, moterų. Gabių, negabių, kaime gimusių, miesto centre. Pas gerus tėvus, pas blogus. Visa tai yra tos aplinkybės, kurios de facto bus diskriminuojančios institucijos realiam gyvenimui. Tai vertikalus teisingumas turi susitarti, kokio masto turi būti tas perskirstymas. Čia sunkesnis tas susitarimas, nes žmonės, kurie turi susitarti, jau yra išėję iš uždangos ir jeigu jie mąstys apie save, tai jie bandys traukti tą paklodę link savęs. Reiškės, kas Lietuvoje de facto ir vyksta. Mes matom gausybės asociacijų, gyvulių ūkis, keliuotą mokesčių sistemą sūrinę, todėl kad tie žmonės neperžengia per savo asmeninės kažkokias tai naudas. Sūrinė mokesčių sistema. Ačiū, kad panaudojai šitą. Tai o ką dar panaudoti, kai jie nesūrė. Kaip sakant, skylėms iliustruoti. Tai trečia funkcija, reiškias, trečias kriterijus. Ketvirtas yra administravimo paprastumas, reiškias, ir kaštai. Nes tam, kad veiktų mokesčių ir transferų sistema, mes turim sukurti VMI, ten sodras, visokias kažkokias policininkus, FNTT, kurie ten gaudo visokius sukčius nemokėtojus. Visą tai visuomeniai kainuoja. Taip pat kainuoja ir verslui administravimas. Tai apie kai eina šneka, kad didžioji dalis šitų kaštų susiję net ne su tai, kad mums reikia mokėti algas VMI darbuotojams, o susiję paprastai su laiku, kurį žmonės sugaišta, pildydami deklaracijas ir panašius dalykus. Ir tai nėra tik valstybės pareigūnai, tai yra tas pats verslas, kuris pildo deklaracijas. Prieš 25 metus atvilkau į Lietuvą idėją iš anksto užpildytų deklaracijų, kad tau nereikia skaičių tampyti. Aš sakiau, yra šalių, kurios jau kompiuterizavo šitą dalyką, tu tik atsidarai, jau skaičiai sukrytė, nes jos darbdavys susitarė ar panašiai. Dabar tas puikiai veikia. Tai čia man tai pavyko sumažinti sistemos kaštus smarkiai, baisiai smarkiai. Nes painios sistemos jos baigėsi tuo, kad jos dar šeria armiją visokių buhalterių, mokesčių konsultantų, mokesčių teisininkų ir panašiai, ko galima išvengti daugumai žmonių, nes jie patys tas deklaracijas išmoksta pildyti ir taip. Ir paskutinė funkcija, ten tokia smulkesnė, turi būti stabilizuojanti funkcija, kaip vadinama, kad mokesčių sistema turi sušvelninti verslo ciklus. Kitaip tariant, jeigu ekonomikoje nuosmukis, mokesčiai turi mažėti, kad paskatinti vartojimą ir atvirkščiai. Jeigu yra kažkoks paklausos perteklius, kokia nors progresinė sistema pradeda nusiurbinėti tą perteklių ir taip toliau. Tai apibendrinant, 5 kriterijai. Ir tarp jų reikia nepasimesti, jos reikia kiek įmanoma geriau atitikti. Aš suprantu, kad tokių tobulų dalykų, kaip tobulą mokesčių sistemą, nelabai rasim, nes yra daug prieštaravimų, pavyzdžiui, tarp efektyvumo ir teisingumo kriterijų. Vėlgi, praeitą kartą apie Tekšą kalbėjom, kur sugalvojo įvesti pagalbės mokestį. Tu gyvas ir moki. Tai tas neiškraipo tą elgseną. Labai paprasta sistema, bet labai neteisinga. Bet labai neteisinga. Tai užtat faktinės sistemos jos kažkur ieško tarp šitų 5, tam voratinklį nusipiešia, tarp šitų 5 kampų kažkokios savo taškus. Tai Lietuva, galiu pasakyti, reiškia, viena prastai atrodo pagal efektyvumą, nes sistema skatina keisti elgseną, ypač kai joje tiek daug galimybių išsiimti mokestinių arbitražų, pabėgti nuo darbo sutarčių ir panašiai. Jinai nelabai teisinga atitinkamai šito horizontalių principų, nes tos gausybė išimčių ir mokestinių tų formų verslo daro šitą principą sunkiai įgyvendinamą, nes
žmonės su tom pačiom pajamom smarkiai skirtingus mokesčius moka. Vertikalume mes ką tada turim? Vertikalume turim problemą, kad daugiau remiamės vartojimo mokesčiais, nes nesugebam surinkti pajamų mokesčių. Ir tada gaunasi, kad ten pralošiam, nes vartojimo mokesčiai žymiai skausmingesni neturtingam žmonėms. Ne? Su administravimo paprastumu, sakyčiau, pusė velnio, su stabilizacinė funkcija irgi pusė velnio. Tai va, pirmi 3 pas mus yra ganėtinai baisus. Tai gerai, leisk man sugrįžti prie tos efektyvumo klausimo, nes vat, į tai aš ir norėjau fokusuoti mūsų pokalbį. Aiškiai, jeigu pažvelgtum į tą per efektyvumo prizmę į mūsų mokesčių sistemą, kokias elgsenas skatina esama mokesčių sistema ir kaip tai atsiliepia, sakykime, mūsų ekonomikos struktūrai ir panašiai. Na tai, jeigu sausį paskaitytumėt kokias verslo žinias mūsų verslo dienraštė, tai jūs ten neišvengiamai rasit straipsnį, kuo jums apsimoka būti mokestinė prasme šiais metais. Ciniškai skamba, sutik. Kuo jums apsimoka būti? Kokią iškabą pasikabinti kitais žodžiais? Kaip jūs galit maždaug padaryti tuos kvailelius, dirbančius pagal darbo sutartis, dar didesniais kvaileliais, susimažindami savo mokesčius, nes šiais metais jums apsimoka dirbti pagal kokią nors pažymą ar dar kažkokį velnį. Bet jie tai skelbia visiškai rimtais veidais. Tai nėra satyros žurnalas Šluota, kaip atsimenu, toks egzistavo sovietmečiu. Ne? Tai yra verslo dienraštis ir ten visiškai rimtai verslo konsultantai tokius dalykus daro. Aš priminsiu vieną Butkevičiaus darbo grupėje, buvau premjero mokesčių sistemos pertvarkas. 5 aš gyvenime suskaičiavau, kurios jau buvo. Tai ten buvo viena mokesčių konsultantė, kuri išklausė ten mano pasiūlymus, linkčiojo galvą, sako, su visko sutikiu, bet tu, sako, suvok. Iš va šito jovalo, kurį tu pristatei, mes duoną valgom. Mes negalim to palaikyti, nes mes žinom tas visas galimybės ir perėjimus ir arbitražus ir ten, mes iš to duoną valgom, tai tu supras, kad mes to nepalaikysim. Aš sakau, suprasti, aš tą galiu, kaip sakant, bet nepilietiškai žinokit šitaip. Gal rasit jūs ir kitą darbą, ar net to pat, vis tiek neišnyks tų mokesčių konsultantų. Duona netgi sutvarkius mokesčių sistemą. Gal mažiau jos bus kažkiek, bet neišnyks. Tai va, tokį mes turime elitą, kaip sakant. Susikviečiam į darbo grupės visus lobistus ir tada tikimės, kad jie balsuos. Mes negalim. Už mokesčių pertvarką. Už mokesčių pertvarką, kuriems asmeniškai nėra naudinga. Tai čia jau darbo organizavimo klausimai, gilesni dalykai, bet matai, kaip iš vidaus atrodo šitas... Tai iš vidaus atrodo įdomiai, čia įdomus pasakojimas, bet grįžkim atgal. Aš bandau tave sugrąžinti prie to pirminio klausimo. Tai reiškia, mūsų mokesčių sistema iš esmės, jinai skatina iš naujo pakabinti vis naują iškabą, ar ne? Tai prasme, įvardinti save kaip, šiais metais man apsimoka būti tuo. Ką tai lemia? Ką tai skatina? Apart to, kad valstybės biudžetas dėl to surenka mažiau lėšų, ne? Nes visi optimizuoja tos mokesčius, sekdami tais patarimais ir pakeitimais mokesčių įstatymuose. Bet galiausiai, kuo tai atsiliepia ne biudžetui, bet pačiai ekonomikai? Paimkim paprastus pavyzdžius. Žmogus dirba mokykloje, gauna mažą algą, todėl kad gyvulių ūkis nesugeba jam normalios mokėti. Ir staiga jam šauna mintis, kodėl netapti korepetitorių? Jis dar ir mokesčių mažiau moka, nes gali dirbti pagal verslo liudijimą ar dar kažkokį velnią vežti. Tai kokie atsiranda iškraipimai? Tiesiog sistema pradeda slinktis link korepetitorių. Nes jie turi geresnį mokestinį režimą. Nors darbas tas pats, darei tą patį, konsultavai vaikus, kaip ten spręsti lygtis. Pavyzdys. Tai gerai, jis vis tiek moko, eroduoja pati mokesčių bazė. Mes Lietuvoje buvo čia visokių drąsių idėjų, čia reikia pelno mokestį padaryti nuliu,
ant kokių nors estiškų pavyzdžių ir panašiai. Aš sakau, jūs suprantat, kad pajamas galima pateikti kaip darbą ir kapitalą, jeigu fantazijos jums netrūksta. Jeigu jūs labai atitolinat pelno mokesčio tarifą nuo gyventojų pajamų mokesčio tarifą, pamatysit, kaip GPM bazė pradės siaurėti ir judėti, kaip tas vandenėlis. Žmonės išsimokės pajamas dividendų kažkokiais kitom formom. Kitokiom formom. Taip. Arba vartos tarifą. Tai va čia ir yra elgsenos pokyčiai, kurie nėra naudingi, ta prasme, kad sistema demoralizuoja tos vargšus, reiškia, neturinčius tų galimybių dirbti ne pagal darbo sutartį, tada mes ant tos darbo sutarties kraunam dar daugiau, nes sistema skylėta, reikia vis tiek kažkaip tas pinigus surinkti. Tai šitokiais dalykais mes užsiimam šitoj šalyje. Iškas vietoj to, kad sutvarkyti, sakau, kad kas dirba, tas dirba. Jeigu tu dirbi savo, įdarbink save, viskas išsispręs. Turėsi MPD, turėsi socialinės garantijas, bus aišku, kiek tu moki kitų atžvilgių, nes vieni MPD turi, kiti neturi, net ne visi žmonės susiskaičiuoja tos dalykus gali. Tai va, ką reiškia, kirmėlėtas grybas. Tai mes daug visko vyksta, reiškia, bet grybas yra kirmėtas. Tų skilių daugėja ir ten kirmėlė sėda. Bet iš pažiūros grybas, ar ne, kol jo neperdėjoni nematai? Taip, tu paspirsi ir nugrius, reiškia, tiek ir žinių. Perėjom nuo sūrio prie grybos. Sistemos yra kaip atžalos, o ne kaip grybas. Tvarkingos, stabilios, žinom, ką darom. Išlaikom sistemą stabilią, kažkokią tai nekomplikuotą labai ir taip toliau. Žmonės tada išmoksta gyventi su tom sistemom, pradeda suvokti, kodėl reiktų mokesčių. Pas mus, valgai kanopas, geriausia, ką tau reikia, viskas, ko tau reikia. Sakyta, pasiūskim. Gerai, pereikim prie paskutinio mūsų šiandienos klausimo. Aš noriu užduoti tau klausimą, su kuriuo dažnai susiduriu politiniuose kontekstuose. Tai kai pradedam kalbėti apie tai, kad turėtume kažkaip tai pertvarkyti savo mokesčių sistemą taip, kad jinai būtų teisingesnė, kad jinai neteiktų kažkokių tai privilegijų vieniems kitų sąskaitai ir panašiai, dažnai susiduri su reakcija, kad, žinote, tai, ką jūs sakote, galbūt tinka turtingoms valstybėms arba ten išsivysčiusioms valstybėms. Bet matote, mes dar nesame išsivyščiusi valstybė, mes vienaip ar kitaip esame ypatingi ir todėl tai, ką jūs rekomenduojate, mums netinka. Ne? Tai aš noriu tavęs paklausti, kaip tau atrodo apskritai, ar iš tikrųjų mes esame kažkuo ypatingi, ar ekonomikos dėsniai, kurie veikia likusiame pasaulyje, pas mus veikia kitaip arba skirtingai arba išvis neveikia. Ar vis tik tai mes esame, ar vis tik tai ekonomika yra mokslas, ta prasme, kad tos pačios paskatos, ar tu jas Anglijoje taikysi, ar tu jas taikysi Lietuvoje, žmonių atsakas, žmonių elgsenos atsakas į tokias pačias ekonominės paskatas yra toks pats. Pradėkim nuo faktų. Ar mes esam besivystanti šalis? Ne, mes nesam. Pasaulio bankas mus senai klasifikuoja kaip išsivysčiusią valstybę. Europoje mes čia baigiam pralenkti, ten Italijas kažkokias lygiuojamės į Ispaniją po truputį ir taip toliau. Tai vis tiek sambuvės. Čia pagal ką? Pagal BVP vienam gyventojui? Pagal perkamąją galią. Tvarko. Tai žodžiu, mes jau nebegalim čia atsikalbinėti, kad mes čia esam kažkokia Afrika, tai leiskim šiek tiek jovalo. Kokį mes lygį esame pasiekę? 90% ES vidurkio? Einam link to. Ten aišku yra tokių klausimų, kuriuos aš mėgstu užduoti kritinių. Ar mes tikrai teisingai vertinam kainų lygį, nes jeigu tu moki neoficialiai kokiam korepetitoriui, tai šitų pinigų nesimato. Ekonominėje statistikoje tau atrodo, kad viešasis švietimas yra pigus, todėl kad mes mažas algas mokam mokytojams. Bet jeigu viską sudėtume, vokelius medicinai, korepetitorius, kyšius teisėjams, tai tas viešasis sektorius nebus tau toks pigus, kaip atrodo. Bet tiek to. Netgi šitai atmetus, galima sakyti, kad tikrai jau mes esam išsivysčiusių šalių klubo ten antroji daly kažkokia. Tai baigiam atsikalbinėti, kad mes čia
turim turėti kažkokias spec režimus, mokestinius Afrikinio lygio ar ten Latino Amerikos lygio. Šitas jau turėtų nebeveikti argumentas. Tai nesame nieko ypatingi. Nieko, ta prasme, esame ypatingi skylėtumu, tai sūriai, ta prasme, bet viena yra turėti, kaip sakant, sūrį ant lentynos kažkur gerą kažkokį šveicarišką skylėtą, bet neturim turėti skylėtų sistemų mokesčiuose. Tikrai per daug visko čia. Ja. Nes sakau, aš ne prieš gyvenimo įvairovę. Tai būna gyvenimo aplinkybių, kad reikia kažkam padėti, kažką paskatinti ir tai net nelaikytina skylėmis. Skylėmis laikoma tai, kas yra nepateisinama jokiais argumentais. Bet egzistuoja realybėje, nes kokie nors lobistai tiesiog laikė šaunumo ženklų, išsimuš savo kokią nors PVM lengvatą restoranų vaikščiotojams. Niekaip čia vertikalių teisingumų nepaaiškinsi, kodėl restoranų valgytojai turi būti remiami. O kokie nors pensininkai valgantis kruopas, ten duona negauna PVM lengvatų. Čia, tai o gal užsienio turistams reikia PVM lengvatos, kad jie atvažiuotų į Lietuvą ir garsintų mūsų šalį? Tai žiūrėkit, turistai išleidžia pinigus, pavyzdžiui, viešbučiuose. Ir mes tą galim laikyti eksporto pajamom. Mes eksportavom paslaugą. Tai galima laikyti, kad jeigu egzistuoja koks nors pusinis tarifas PVM viešbučiams, tai nėra lengvatos. Tiesiog mes pusę pajamų laikome, kad tai yra eksporto pajamos. O eksporto, kai eksportuoja, tai žinai, gali atsiprašyti. Tai žodžiu, lengvatos vertintinos, sakau, taip kritiškai, sokratiškai paklausinėjus, kodėl, kam, tai principingai, turi tos 5 išsirašęs tos kriterijus, tai turi visus jos perėti. Jeigu tu įrodysi, kad kažkas nusipelno paramos, tai tvarkoji, tai bus tiesiog viešosios politikos dalis, to jau gali empiriškai vertinti, ar dar reikia tos paramos, ar jau nebereikia, reiškia. Tai čia... Tai jeigu tave išrinks į Seimą, ar siūlysi peržiūrėti visas lengvatas? Mokesčių reforma nėra vienintelis dalykas, kurį gyvenime bandžiau kurti. Aš daug reformų kitose srityse esu pabandęs pasiūlyti įvairiausių, nuo būsto politikos iki švietimo, sveikatos apsaugos, reiškias ir taip toliau. Bet mokesčių reforma yra viena turbūt kritiškiausių, ko šaliai verkiant reikia ir labai senai. Nes iš to kyla labai daug tokių gretutinių lygų, kaip sakoma. Tai socialinių lygų, teisingumo jausmas, prastas finansavimas, dreifavimai, privatizacijas, visokios švietimo, sveikatos apsaugos, pensininkų skurdas ir kas tik nori. Ten labai daug yra išvestinių dalykų, kur politikai taip nesusieja iš kokios, vis tiek sunku, reikia būti gana gerų ekonominių detektyvų, kad jis iki šaknų prieiti. Kodėl gimė kažkokie sprendimai kažkada, kodėl kažkas įrašė į žodžius nemokamas, nors tokių dalykų nėra, kaip mes nusprendėme. Reiškia, tai ta analizė viešosios politikos yra labai šiaip įdomus užsiėmimas, aš dėstau studentams, jie Raimundai, bet grįžk, aš tave bandau atvesti atgal prie savo klausimo. Ar palaikysi mokesčių lengvatų peržiūrą, jeigu atsidursi Seime? Aš nežinau labiau kompleksiškesnės mokesčių reformos už tą, kurią esu pats parašęs turbūt Butkevičiaus vyriausybė. Nors pradėjau ją rašyti Brazauską vyriausybę. Bet kadangi problemos kaupėsi ir didėjo, tai turbūt Butkevičiaus paketas mano buvo pats išsamiausias su visais Exceliais ten skaičiavimais ir visą kitą. Apimant viso gyvenimo ten skaičius, kas kiek kam sumoka, kiek gauna iš valstybės atgal. Ir tu tik taip gali tą progresyvumą ir vertinti. Tai lengvatų peržiūra ten buvo? Tai kalbos nėra, tai kas tą gyvuliukį jau taip išsuko šitoj šalyje, atsiprašant. Tai aš suprantu, kad metaforų naudojimas toks šiek tiek balansuojant tokios logikos klaidos, kai tu darai tokį riebų apibendrinimą, čia gyvuliukis. Bet to tiesiog reikia tam, kad išpopuliarinti pačią problematiką. Tu negali labai sudėtingai kalbėti, kaip mes čia turim prabangą, čia tai beveik valandą pliurkti, žmonės dabar turi dėmesio 30 sekundžių maksimum, tai tu turi naudoti tas metaforą. Ką aš ir dariau, čia toks taktinis ėjimas buvo.
Bet jis pavyko. Dabar beveik visi politikai yra girdėję, kas tai yra ir sieja tai su mokesčių sistema, o ne su kokia nors gyvulininkystės ūkio padėtim, kaip Seimo pirmininkas Pranckietis tą darė. Tai ačiū, kad pradedi populiarinti ir kitą metaforą, kuri yra skylėtas sūris. Nu tai čia tavo bandymas pasižiūrėti problemą. Tai tas ir žavu, kad mes sugalvojam galbūt skirtingus apibūdinimus tam pačiam dalykui, tas papildo diskursą, įvairina jį, tai ar sūris skylėtas, ar ūkis gyvulių, čia yra daugiau mažiau tą patys dalykai, mano suvokimu. Gal kažkas atras dar kažkokį sukirmėjusio grybo. Nu, sukirmėjęs grybas buvo trečia metafora. Gerai, bet daug jų nepaleiskim, nes po to žmonės galvos, kad čia apie skirtingus dalykus eina kalba ir sakys, ar čia sūris, ar čia grybas, ar čia gyvulininkystė, nebeaišku, ką aš šnekat iš viso, neklausysiu jūsų. O kažin šitoj pievutėje prie vyriausybės auga kokie nors grybai, nesi užtikęs? Aš matau daug grybų ateinančių iš vyriausybę. Karts nuo karto. Nu gerai, Raimundai, tai ačiū tau labai ir susitiksim kitą savaitę.